Sveiki, tai šiandien kalbuosi su Tadu Grincevičiumi, vienos didžiausių statybų bendrovių Lietuvoje, Neresta vadovu. Tadai, gal galėtumėte trumpai pats save pristatyti? Labas, esu Tadas, Nerestos vadovas, samdomas verslininkas, samdomas vadovas ir statybos inžinierius. Tadai, ar sėkmingam verslui būtinas stiprus charakteris, aštrus charakteris, nes esu girdėjęs, kad paneikit arba kad valdyti sėkmingą verslą reikia aštriai, ar galima nuolankiau? Tai kas tas aštriai ir nuolankiau, aš manau, kad nėra būtina būti pačiu agresyviausiu ar pačiu konfliktiškiausiu žmogum. Aš manau, kad be galo svarbu yra disciplina, rutina, pareigų atlikimas laiku, mokėti vadovui pareikalauti iš darbuotojų, bet tu gali reikalauti arba piktai, arba geranoriškai. Kartais reikia ir piktai, priklauso nuo to, su kuo tu bendrauji. Bet turbūt, kad dažniausiai atveju yra, kad vadovai, ir ypač kuo aukštesni vadovai, jie mėgsta trumpai, greitai, operatyviai, mes sakome, kapot, pertraukinėti, nes elementariai jie turi mažiau laiko ir jie nori greičiau tą klausimą išspręsti. Tadai, ar statybose šiandien dar galima uždirbti didelis pinigus? Aišku, galima. Reikia stipriai dirbti. Tai mūsų tas verslas jis yra tikrai labai daug dedamųjų, jis tiesiog didelis vienas rebusas, imkim nuo įstatymų pasikeitimų, darbų saugos visokių taisyklės, mažos maržos, brangios klaidos. Maržos? Taip, maržos yra žemos, procentiniai išraiškos. Apyvartos didelės? Apyvartos gana didelės, tu gali skaičiuoti 100 ir 200 ir kažkiek tų milijonų eurų, bet jeigu keli procentai, tai tų milijonų netiek ir daug. Tai, kad teisingai susidėliojus procesus, nedarant didelių klaidų, turint tvarkingą objektų sekimo arba vykdymo, planavimo sistemą, galima. Bet tai gerai, Tadai, bet tai kaip tai veikia? Tai yra kažkokios tai programos, ar tiesiog jūs atvyksite į objektą ir tada žiūrite iš šalies, kai viskas vyksta? Taip. Aš tai sėdžiu savo stikliniam bokšte, odiniai kėdėj ir nieko neveikiu, o visiems sakau. Bet nėra čia kažkokių stebuklingų projektų valdymo programų ar ten IT sistemų ypatingų. Projektus valdo žmonės. Tiems žmonėms svarbu yra padėti. Turi būti kažkoks žmonės, statybos inžinieriai, projektą turi jį susiplanuoti, periodiškai planą patikslinti, priklausomai nuo pareigybės, kai kurie tai turi daryti kasdien, kai kurie turi daryti kas ketvirtį, kas pusmetį. Ir labai svarbu kiekvieną dieną arba periodiškai matuoti rezultatą. Bet čia ir statybai, ir bet kurioj kitoj veikloj. Tu susiplanavai ir lygini. Planas versus faktas. Jeigu matai, kad faktas netitinka planų, tu žiūri, ar planas blogas, ar faktas įgyvendintas ir jis galėjo būti įgyvendintas, tu turi daryti korekcijos veiksmus. Čia viskas gana paprasta, kaip detalės jau prasidėtas. Tadai, ar žmonės šiandien dar perka kokybę ar kainą? Vat yra kur statytojų ar vystytojų, kurie pastato kaip namus, bet prie to fontanus, restoranus, kavinės, o yra kurie tiesiog blokus susideda ir parduoda. Tai vieni žmonės perka kokybę, kiti kainą. Ką jums patinka labiau statyti? Tai faktas smagiau statyti projektus, kurie turi išliekamąją vertę, ne tiesiog betoniniai dėžutė, bet jie yra įdomus, gražūs, įspūdingi. Šis tas pats stadionas, jis irgi komercinė prasme čia nėra stebuklas. Mes ir šitą projektą periminėjome, kviečiau kitus vadovus, kad jų sudėta ir gali perimti tą projektą, bet pačiom sąlygom atsiradusių nebuvo. Bet turim kitų dėžių projektų prie Baltų tilto Jokūbo kvartalas. Nes labai gražus, fainas projektas, kiekvieną kartą pražiūrėjus po šalį, matai gražų, kokybiškai, skirtingų įdomų projektų. Turime paprastesnių, jų irgi reikia kai kurie. Tai
pasirenkamas. Taip, iš tikrųjų. Tadai, kas šiandien NT versle iš tikrųjų neša didžiausią pelną? Tai toks keistas klausimas, kaip keistas, teisingas, bet šiandien būmina tikrai gyvenamasis būstas. Tai bent jau Lietuvoje. Tai Lietuvoje gyvenamasis būstas buvo metas prieš 10 metų verslo centrai. Geras gražas logistikos buvo momentas. Kažkada buvo gamyklos, dabar kai mes nebesam tokia pigi darbo jėga, tos gamyklos jų mažiau. Tai vis svarbu, manau, mokėti vystyti arba statyti įvairios paskirties būstą. Taip įmanoma išsibalansuoti kažkokį normalų vidurkį. Tai kas jums pačiam davė didžiausias rezultatas? Ar tai buvo kažkoks tai nekilnojamo turto objektas, ar kas jums davė didžiausią pelną, didžiausią pinigus? Neiškeisiu, turbūt pinigais, kas tą didžiausią pelną rezultatą davė, nėra pas mus kažkokių stebuklingų didelių pelnų, sakyčiau, mes visur truputį neuždirbti, bet tas rezultatas, kuo jis matuojamas, aš galėčiau matuoti dar ir patirtim, tai didžiausią tokį rezultatą, didžiausią patirtį, tai duoda darbas tiesioginis darbas su klientais. Ir klientais tokiais, kurie, vardais neminėsiu, bet jie yra daug gyvenime, gerokai daugiau nei aš pasiekę ir tos patirties turi ir tu matai jų darbo metodus, matai jų, kurie nebūtinai visada tinkami man ar mano situacijai, bet kartais net ir nepriimtini, tačiau jie atneša rezultatą ir darbas su tokiais, mokėjimas su jais susidirbti, tai duoda tokį kaip profesionalų. Santykis su žmonėm įdomiausia. Tai daugiausiai duoda tokios patirties ir įdomiausia rezultatą linkėjo. Tadai, o kokia buvo didžiausia klaida? Ar buvot kažką nudegęs ar... Didžiausias klaidos, jeigu skaičiais matuoja, tai jos baigėsi 6-0, tai tokių tikrai yra, buvo labai nenori prisiminti. Aš labai mėgstu pasirašyti naują gerą sutartį, labai mėgstu. Ir kai ją pasirašau, vieną pasirašėm didelę, turbūt didžiausia mūsų istorija kažkada ir sakiau, palauksiu savaitgalį, čia buvo gal trečiadienis, ketvirtadienis, palauksiu savaitgalį, o išgersiu vyną, šampaną, aš vesiu. Sekančią dieną po to, kai pasirašėm, džiaugsmo nebebuvo. Bet su nesėkmėm yra visiškai skirtingai. Ir tu taip pat ir nesėkmę, tu ją matai, jinai pas tave ateina, tu gali matyti kaip koks tsunamio banga, bet jinai pas tave ateina ir tu dažnu atveju labai nedaug ką gali padaryti. Visada įmanoma turbūt žiūrėti, bet ta nesėkmė, jinai, norėčiau, kad praeitų per dieną, bet tu ją nešiojasi mėnesiais, ketvirčiais, kartais ir metus ir tu, tai va tas įsivėsis, tas pabėgimas, tai yra, aš asmeniškai tikrai labai skaudžiai priėmiau, taip neužsivarinu, neužsidepresuoju, bet visada nešioju. Tadai, o ką apie didelį verslą žmonės supranta visiškai neteisingai? Gali kažbūt ten... Aš turiu vieną. Aš sakyčiau, gal ar tai būtų apie didelį verslą, ar apie mažos ar didelės įmonės vadovą, galvoju, čia sėdi, kaip aš sakau, stikliniam bokštui, neikidėjai, nieko nedaro, čia tik kavą geria, vadovauja ir viskas. Jo. Ne taip turi vykti darbai, ne taip turi vykti. Yra tam tikri darbai, kuriuos ir pats atsisėdi ir padarai. Jeigu reikia ir kažkokių susitikimo minutės surašai, jeigu reikia ir pats sutartį suderini su kažkokiais ir su savo darbuotojais, kartais jis sako, taigi čia nespėjau, pažiūrėk. Kitaip nebus, reikia padaryti, jeigu yra kuo aš tau galiu padėti, konkretų darbą aš padarysiu. Ir va dabar aš šiuo metu derinu vieną visai nemažą projektavimo sutartį, keletą šimtų eurų. Tai, paėmiau, suderinau, susitarėm su vadovu, aš jam atlikau darbą, aš dirbau kaip asistentas jam. Tai sakiau, kad
jeigu esi didelis vadovas, tai nereiškia, kad tu neturi paprastų kartais žemiškų, normalių įprastų darbų padaryti. Tai į objektą bet kuriuo atveju atvykti reikia, ne? Būtina į objektą atvykti. Aš gal atvykstu rečiau, kiti turi atvykti dažniau, bet tu privalai suprasti, kas vyksta. Tu privalai pažinti savo darbuotojus, darbininkus, suprasti jų tas problemas, kad tavęs nevedžiotų į nosas. Aš esu ir statybos inžinierius, kažkada buvau projektuotojas, tai šiandienai manęs projektuotojai, apgaut negali. Tai pragudraut kažkur, bet negali, nes aš suprantu bazinius dalykus. Tai vadovas turi suprasti ir bazinius dalykus, ir darbo nebijoti ir dirbti kartais. Tadai, mitas, ar statybų versle pinigai uždirbami lengvai? Tai niekur pinigai neuždirbami. Valiučiai pas mus irgi tikrų žmonių prakaikus pas mus pinigai uždirbami. Tadai, ką šiandien žinote apie šį verslą, ko nežinojote, kai buvote jaunas? Tai aš beveik nieko nežinojau, kai buvau jaunas. Aš galiu sakyti, net aš tai vadovauju jau daugiau nei 3 metai. Ir tai dar kasdien sužinai įvairių naujų dalykų. Turbūt tokio galima tikslaus, konkretaus išskirti. Pradėdamas projektą, pavyzdžiui, savikainos nežinai. Tu žinai prognozuojamą savikainą. Toks, man atrodo, buvo anksčiau, kad tu tikrai esi suskaičiavęs gana tiksliai ir tu žinai, čia kažkoks rizikos rezervas, tas. Tiesa tokia, kad jeigu viską teisingai suskaičiuoji, projekto nelaimi. Tai tiesiog taip yra. Gerai, tai jeigu projektas kainuoja 50 milijonų, tai gali būti, kad į nuostolį išeis, ne? Taip, gali būti ir į nuostolį ir į pelną. Tai visai gali. Tadai, o kuo mes esat kitokie arba geresni nei konkurentai? Mes dabar sakyčiau, kad beveik nevėluojam. Beveik, nes tikrai būna... Terminas bėgt? Taip, tikrai būna įvairių situacijų, kur yra netgi ir tokių, kur net nežinau, ką dabar daryti. Taip, kad nepakliūti į tokią bėdą, bet mes išskiriam save nuo vėlavimo, mes tikrai rūpinamės darbų kokybę, ką visi gali pasakyti, bet pas mus tai kalba faktai, garantinių darbų kiekiai. Ir sakyčiau, kad turim kaip įmonė tikrai didesnį nei vidutinis mūsų konkurentas dėmesį darbuotojus. Ir ta darbuotojų kaita pas mus maža, paimkime ir mūsų statybos direktorius dabar arba dar kitas direktorius yra, tai jie čia dirba 20+ metų. Nuo pačių pradinių pareigų iki vadovybės. O ką gyvenime jūs supratote per vėlai? Nežinau, nieko daugiau nesupratau, manau viską aš supratau laiku. Aš tik linkėčiau aš toks gal buvau visai ne iki galo standartiškai, gana greitai vakarėlius baigiau, gana anksti pradėjau, gana anksti baigiau. Pradėjau tiesiog ilgai be paliovos, kad tai va ką, taip va irgi sakyčiau, ką dabar... Nuo kelių metų pradėjau. Aš normaliai, aš 12 baigiau, aš jau turėjau savo statybos brigadą. Vasarą tokia, pusiau legalią, pusiau nelegalią. Ir mes ten visokius darbų dar dirbom, tada studijavau ir nuo 3 kurso aš dirbau dieną mokaisi, naktį dirbi, bet aš dirbu pagal specialybę. Aš jau projektavau, baigiau, kažką dariau ir tuo metu, kai Šedra alų gerdavo, aš antrą etatą dirbdavau. Tai jūs nemėgdavo, ta prasme, labai į darbus orientuodavotės, ne? Tai aš mėgdavau išeit kažkur ir alų, ir vakarėlius, ir į miestą išeit, bet tokia situacija buvo, kad reikia darbą nudirbti, pinigų noro išdirbti irgi, tai litai dar tu nebūdavo, tai tu iš panos ten visko susireikia, stipendijų kažkokius 800 litų, dar kokį 1000 litų nori užsidirbti per mėnesį, tai tą darbą dirbi, kad fokus būtų. O jeigu viską šiandien nuo dabar reikėtų pradėti nuo nulio, ką darytumėte kitaip? Turbūt nėra ką aš padaryti, taip aš tokį karjerą kelią, kokį aš praėjau per visus praktiškai sluoksnius.
kviečiu panašios karjeros siekiančius jaunuolius irgi praeiti. Yra ir studijavimas, ir projektavimas, tada kažkokia priežiūra, tai statybos darbų vadovavimas, pačių statybos darbų atlikimas, gal ten studentų suolėčius būnant iki vadovaujant. O pastudijavot kažką? Statybos inžineriją, ne? O patarėt studijuoti, ar žmogus gali bet be studijų, bet statyti panašius dalykus? Ne, negali, įstatymas neleidžia. Ne, tai realiai aš be studijų čia jau man veikia. Darbų vadovų dirbti negalėtų. Tai, o kokia savybė jums davė daugiausiai naudos? Pradėjom pokalbį nuo to, kad ar versle būtinas aštrus charakteris, ar nuolankumas, o kas jums davė didžiausias? Aš moku bendrauti. Moku bendrauti žmonėm. Tiek su, sakau, šito top 500 žurnalo top 10, tiek su mūsų įmonės darbininkais. O tas mokėjimas atsiranda iš tikrai sąžiningos pagarbos tam žmogui, to žmogaus darbui, pasiekimams, neįimas į konfliktus labai ankstyvas, emocijos neįimas. Tai va, man daugiausiai Emocijos versle nepasiekė. Kaip man vienas klientas sakė, Tadai, aš vertu viduj, bet aš to netransliuoju. Jis sakė, tu vieną kartą, kuris sako, ir vaidinti, jeigu tau tai. Tai kartais reikia ir suvaidinimas, jeigu tai reikia, bet ramumas, toks nesiramus, o tas ramumas duoda labai daug šalto proto, priimti teisingus sprendimus, tikrai labai įtemptose ir neapibrėžtose situacijose. Tadai, ir koks vienas patarimas žmogui, kuris nori gyvenime daugiau negu vidurkis? Išmokti, net ir mokyklą, aš nesakau savo vaikams, žiūrėkit, vaikai, man toks balus pažymius gauti nėra tik svarbu. Man svarbu, kad jūs išmoktumėt mokytis, kad išmoktumėt atlikti savo pareigas. Ir komentuoti savo pareigas. Ne, aš šiandien ištikėjau, paduodinis porėčiame, nesimokysiu. Ne. Tu turi išmokti disciplinos, atsakomybės, jeigu tu davai pažadą savo, kad tu bėgiosi, kai tu ir bėgioji, atsikėlė vasario mėnesį, 15 vasario, 5 val. Ryto, nesvarbu laukia sninga, audra, tik užsipoja gali tau atleidimą nuo to veiklos padaryti. Tai lygiai taip pat ir darbe. Tai jeigu tu darai žodį, kad tu tą padarysi, jeigu tu pažadėjai, nežinau, tėvam, draugam, kad tu atliksi šitą, nežinau, namų darbą, padarysi savo pareigą, tai turi padaryti. Tai va šitą Disciplina atneša disciplina juoda, tai visiems reikia jaunuoliam į kariuomenę. Išmoksim. O pats ėjo? Nejau. Ir gailiuosi. Aš buvau truputį per, kariuomenė atsirado, buvo 9 pakopą, aš jau viską buvau pabaigęs, šeimės įkūrė ir taip toliau, bet aš netinkas tos galimybės dar dabar tai padaryti, bet tos disciplinos išmokti. Negalvot, kad jeigu aš vidutiniškai dirbsiu, tai vidutiniškas rezultatas bus. Turiu dirbti daug. Tikrai turiu dirbti daug. Aš galiu savo pavyzdį. Kaip aš vienu etapu dirbu, man tai labai daug kainavo įvairių asmeninių dalykų, bet 5 val. Ryto atsikeli, dirbi iki 7 val. Ryto, nuo 7 iki 9 vaikai, pusryčiai suvežioji, nuo 9 iki 6 ofise, 6 vaikus uždai, iki 9 vaikus uždai, nuo 9 iki 11, 12 vėl sėdi kompo ir taip metai iš metų. Šeimos irgi reikia nepamiršti, ne? Reikia, bet čia tai suderinti tikrai yra sudėtinga, ne? Tikrai labai sudėtinga. Kai kuriem tai pavyksta, kai kuriem tai nepavyksta. Tai jeigu didelius pinigus uždirbinėt nori, tai tas darbas pagrindinis, ne, disciplina būtų. Aš sakyčiau, disciplina, negalvoti apie tos pinigus, jau dabar mes visi galime uždirbti pinigų. O jūs orientuojatės ar į rezultatus labiau? Ne, tai pinigai atspindi, pinigai yra tik jaisas. Neuždirbo aš įspūdingų pinigų, mano atlyginimas tikrai yra didelis, pakankamai didelis, bet mano išlaidos yra didelis. Tai aš čia žinai, šeima, automobiliai, viskas, tai turiu vieną automobilį, dyzelinį, paprašau automobilį, turiu daug visokių kitokių sąnaudų. Tai pinigus orientuotis, aš suprantu, kai jaunas, kai jis nori, čia nori ir demso, nori ir telefo, nori ir atostogų, nori ir ten dar vandens moco, nežinau, ne, viskas, gerai, bet galimybės tokios. Tai
pinigus aš nedėčiau pačiu pagrindiniu centru. Pinigai, jie atsiras ir ateis. Bet jūs savęs gyvenime neribojat. Prasme, jeigu galite, leidžiate, ne? Riboju, visi riboja. Net ir top 1 riboju. Ne? Tik skirtingi palygam riboju. Aš savęs neriboju nueiti, va, į Charlie Pizzą pavalgyti. A ne? Galiu neriboti. Tačiau nusipirkti šiandien Bentlio aš negaliu, aš ne? turiu skaičiuoti. Tai Jeigu Bentley šiandien užnorit, tai... negaliu nusipirkti tikrai. Tai kitas private jeto negali nusipirkti, kitas laivo. Tai Skirtingo kalibro, Jisai ne? žino. Tos išlaidos. Tai jo. aišku. Tai jūs žodžiu esate paprastas žmogus, ne? Tai kaip ir didžioji dalis iššūkių. Tadai, dėkui dar kartą, kad sutikote filmuotis. Nu, jūs, aišku, esate išskirtinis pašnekovas, išskirtinė aplinka. Nu, aš labai tikiuosi, kad kažkam bus ne tik įdomu, bet ir prasmingas šis pokalbis, man asmeniškai labai prasmingas. Tai dėkui ir tikiuosi susitiksime neužilgo. Aš irgi labai tikiuosi, kad kažkas pasiims kažką. Dėkui.